Gruodžio 21 diena. Kalėdų senelio treniruotė. Iki kalėdų liko 4 dienos. Nubudę ryte, elfai niekur neskubėdami pavalgė pusryčius, o šiek tiek vėliau visi susirinko lauke. Oras tą rytą buvo nenuspėjamas. Tai snigo dideliais sniego kąsniais, kurie tarytum lengvi pūkeliai tyliai leidosi žemyn. Tai pūtė stiprus gūsingas vėjas, žerdamas aštrias ledo dulkes tiesiai į akis, o žiūrėk ir viskas staiga nurimdavo, tarsi giliu žiemos miegu būtų užmigę. Po vakar dienos gražių žodžių ir linkėjimų miestelėnai jau neturėjo pareigų ir didesnių rūpesčių, tad visi ramiai vaikštinėjo grupelėmis Varveklio gatvele ir linksmai šnekučiavosi prisimindami vakarykščius sveikinimus ir smagius palinkėjimus. Staiga tolumoje iš Kalėdų senelio namelio pusės pasigirdo garsas, panašus į vaitojimą, aimanavimą ar stenėjimą. Tylios dejonės ar pagalbos šauksmas sklido iš aukštai. Susirūpinę elfai sujudo ir pribėgę mikliai ratu apsupo Kalėdų senelio namą. Pakėlę galvas aukštyn, mažieji įdėmiai sužiuro ir net žagtelėjo iš nuostabos. Iki pusės įstrigęs kamine, rankomis mosikavo senelis, skubiai kviesdamas visus į pagalbą. Padėkite, prašau, gelbėkite mane, šaukė senelis. Nebegaliu išlysti, gelbėkite. Rifas ir Loris žaibiškai dirbtuvėse suradę didžiąsias kopėčias, skubiai nusigavo į patį viršų ir sutelkę visas jėgas rankomis smarkiai stumtelėjo senelį žemyn ir šis nugarmėjo kaminu į apačią. Pagaliau išsilaisvinęs iš tvirtų it metaliniais spąstai kamino gniaužtų ir aplipęs pelenais ir šiek tiek iš gėdos paraudusiais skruostais, Kalėdų senelis vaikščiojo po verandą pirmyn ir atgal ir nenustodamas aimanavo. Kokia bėda, tai bent nelaimė, ką dabar daryti, murmėjo savo po nosimi. Mažyliai vis dar negalėjo suprasti, apie kokią bėdą kalba senelis. Sekiojo jie akimis, žvalgėsi vienas į kitą, kilnodami antakius, traukydami pečius ir abejingai skėsčiodami rankas. Pratęs, kad mažyliams reikia išsamesnio paaiškinimo, į juos atsisukęs senelis tarė. Taigi, vis atidėliodamas šį darbą, šiandien pagaliau susiruošiau parepetuoti, kaip didžiąją dieną lysiu pro kaminą pas vaikus. Iki pagrindinės šventės liko vos 4 dienos ir savo nelaimiai tik dabar pastebėjau, kad per šiuos metus būsiu šiek tiek papilnėjęs ties liemeniu. Siaubinga bėda, baisi nelaimė, kaipgi aš nugabensiu dovanas, kaip sudėsiu jas po šventinėmis eglutėmis, jei net negaliu įlysti namo vidun, svarstė senelis ir aiškino mažiesiems toliau. Juk mano kaminas geriau nei bet kas kitas parodo, ar esu tinkamai pasirengęs, kaipgi aš anksčiau nesugalvojau surengti repeticijos, stebėjosi pats savimi. Kol miestelėnai garsiai tarėsi ir svarstė, ką daryti toliau, Krosas jau žingsniavo nešinas gimnastikos kilimeliu, keliais svarmenimis ir kamuoliu. Anokia čia bėda, tarė. Pasportuosime truputėlį, paplušėsime, pajudėsime ir pilvuko bus kaip nebūta. Tik perspėju, turėsite duoti man pažadą. Gerai, nustebintas pasiūlymą ir jau linksmesnės nuotaikos linktelėjo senelis. O apie kokį pažadą kalbame, susidomėjo. Pažadas yra ir labai paprastas, bet tuo pačiu metu be galo sudėtingas. Šiandien bus leidžiama išgerti dar 1 stiklinę pieno, tačiau reikės suvalgyti net 1 karamelės keptų meduolių mažiau. Sutarta? Sutarta. Kiek dvejodamas palingavo galvą Kalėdų senelis ir nedrąsiai, bet tvirtai paspaudė Krosui ranką. Tuomet pirmyn, pradėkime nedelsint, sušuko Krosas ir garsiai papūtė švilpuką. Črrrr, pasigirdau pažįstamas skardus garsas. Pradėkime nuo lengvo apšilimo. Iš pradžių reikės ristele nubėgti Varveklio gatvele iki centrinių vartų ir apsisukus sugrįžti atgalios. Senelis sukaupęs visas jėgas ir ryžtą plačiais žingsniais nurisnojo kelkraščiu. Miestelėnai susibūrė aplink tarsi į cirko pasirodymą, kuriame griežtas dresuotojas nurodinėjo paklusniam liūtui. Kurį laiką visi stebėjo ir akimis lydėjo keliu risnojantį senelį, kol galiausiai jo siluetas dingo už horizonto. Kiek palukuriavę mažieji sujudo. Kurgi jis pradingo? Gal nukrito į pusnį ir užmigo, svarstė Dinderis. Gal reikėtų jo paieškoti, siūlėsi Brūkšniukas.
gal jis persigalvoja ir daugiau nebesportuos, sunerimo Loris. Galiausiai tolumoje vėl pasirodė mažytis taškelis. Žiūrėkite, jis sugrįžta, sušuko Karamelė. Nutolęs taškelis netrukus pavirto į aiškiai atpažįstamus senelio kontūrus, o bematant visas uždusęs, išraudusiais žandais senelis jau stovėjo aikštėje, giliai šnaupuodamas ir bandydamas atgauti kvapą. Puiku, tiesiog puiku, tarė Krosas, žvilgčiodamas į laikrodį. Jei tokį tempą palaikysime ir toliau, pasieksime puikių rezultatų, kurstė sportininką treneris. Po tinkamo apšilimo tęsime treniruotę toliau. Po apšilimo, nustebo senelis. Kokio dar apšilimo? Aš jau prisisportavau. Už visus metus į priekį, daugiau tikrai nebegaliu. Ne, nenoriu net girdėti jokių atsikalbinėjimų, paprieštaravo Krosas. Jeigu jau kas papuola į mano rankas, tai atlieku savo darbą iki pabaigos. Tik pagalvokite apie mažučius vaikučius, įsivaizduokite jų gailias akytes, kai ryte subėgę prie eglutės, jie neras norimų dovanų tik todėl, kad senelis prisivalgęs meduolių nebetilpo pro kaminą. Įsivaizduokite smarkiai plakančias jų širdeles. Nebepasakok, prašau, oi kaip baisu, nebepasakok, viduryje sakinio pertraukė Krosas senelis. Gerai, sutinku, darysiu viską, ką tik liepsi, greičiau darbuokimės toliau. Tuomet Krosas pademonstravo keletą pritūpimų, norint juos teisingai atlikti, buvo būtina ištiesti į priekį rankas. Tuomet atėjo eilė šuoliukams su kamuoliu, lanko sukimui, vėliau Kroso treniruotės sąraše atsirado atsispaudimai, prisitraukimai ir atsilenkimai. Kiekvieną kartą seneliui atliekant palieptą pratimą, Krosas vis pridėdavo ranką ir paplekšnodavo tai dešinį, tai kairį senelio šoną. Galiausiai atėjo laikas trečiam mankštos etapui – tempimo pratimams. Pasitiesę gimnastikos kilimėlį, senelis su Krosu tempė vieną koją, vėliau kitą, tuomet abi rankas ir kaklą. Na štai, tarė Krosas. Pasiruošimas baigtas. Kaip pats geriausias super treneris pasaulyje, manau, kad esate puikiai fiziškai pasirengęs kalėdiniam maratonui. Atėjo metas įvertinti rezultatus. Pasistatęs aukštas kopėčias, senelis dar kartą užsikorė ant namo stogo. Tiesa, dabar lipti sekėsi kur kas lengviau. Lėtai atsisėdo ant kamino krašto, nuleido koją žemyn ir nedrąsiai žvilgtelėjęs į elfus, stipriai atsistūmė rankomis ir šoko vidun. Mažieji tą akimirką net nustojo kvėpuoti. Įsitempę, jie nekantriai sekė treniruočių dienos rezultatus. Ilgai laukti neprireikė. Kaminu, tarsi čiuožykla, senelis lengvai kaip pūkas nusliuogė žemyn ir nusileido židinio angoje. Valio, sušuko visi, te gyvuoja treneris Krosas ir bravo šauniajam sportininkui seneliui, džiūgavo. Kad įsitikintų, jog nusileidimas įvyks ypatingai sklandžiai, senelis dar kartelį užlipo ant stogo ir vėl nusileido žemyn. Viskas pasisekė puikiai. Kad įsitikintų, jog nusileidimas įvyks ypatingai sklandžiai, senelis dar kartelį užlipo ant stogo ir vėl nusileido žemyn. Viskas pasisekė puikiai. Pajutęs malonumą ir džiugesį, senelis lipo ir čiuožė žemyn dar 9 kartus, kol galutinai patikėjo, kad galės pralysti pro bet kurį pasaulio kaminą. Nors šiek tiek nuvargęs, tačiau laimingas ir gerokai sulieknėjęs, tą vakarą kalėdų senelis sėdo į supamąjį krėslą ir dar kartelį parepetavo įvairias daineles, giesmes ir šmaikščius žaidimus, į kuriuos rengėsi įtraukti mažuosius vaikus. Atsipalaidavusio senelio ranka jau tiesėsi link meduolių dubens, tačiau tuojau pat prisiminė griežtą Kroso veidą ir mikliai čiupo stiklinę pieno.